Sveiki gyvi. Klausimas, kuris šiandieną bus aptariamas 5 minučių reikaluose, labai patiks, galiu sakyti net kabutėse, labai patiks tiems, kam aktualu žodis tikslai. Kai kam tai jau galbūt į neviltį varantis žodis. Sveiki gyvi, čia 5 minučių reikalai. Mano vardas Paulius Petrauskas ir šiandien būtent pasidalinsiu apie tą dalyką, bet truputėlį iš kitos pusės. Tikslai ir ką daryti, kai jų neturi. Ką daryti, kai nežinai, ko nori. Kelios įžvalgos būtent apie tai. Visų pirma, galbūt pradėsiu nuo to, kad metuose kaip taisyklė bent 2-3 kartai, 2 tai tikrai, man atrodo, gali būti ir daugiau kartų, kuomet žmonės pradeda dažniau girdėti žodį tikslai, tikslų siekimas, metinės rezoliucijos ir taip toliau, taip toliau. Kai ką jau gali net būti ant tiek nusibodę šitas dalykas, kad gali varyti net į neviltį, ypač tada, kada iškyla klausimas, o ką daryti, jeigu neturiu tikslų? O ką daryti, jeigu tas žodis tiesiog nervina? Tiesa, žodis nenervina, mes patys nervinamės. Minėjau, kad kelis kartus tai gali būti. Tai gali būti nauji metai, sausio mėnesis, gruodžio pabaiga, kuomet visi daug apie tai kalba. Tai gali būti gimtadienis arba jubiliejus, koksai nors. Tai ten irgi daug palinkėjimų būtent apie tai, kai kas susirašinėja, bent jau aš būtent tuo metu susirašinėjau dalykus, ką aš norėsiu kitiems metams pasiekti, kam tai gali būti galbūt mokslo metai, naujo darbo pradžia ir taip toliau. Tų situacijų tikrai gali būti ne viena. Bet ką daryti tuomet, kuomet sakoma, kad reikia žinot, kokių tikslų aš noriu, reikia žinot, ko norisi siekti. Ką daryt būtent tada, kai nežinai. Žinot, žodis tikslai, mano nuomonė atrodo truputėlį toks nuvalkiotas tam tikra prasme yra. Gal dėl to, kad aš jį dažnai girdžiu, aš dažnai apie tai pats kalbu, dažnai apie tai kalba mano aplinka ir tie, kurie sekate mane jau kurį laiką, žinote, kad aš nesu tas didelis tikslų fanatas ir man tas žodis iš principo, tam tikrą prasme kaip ir nieko nereiškia. Dėl vieno paprasto dalyko, aš tai iš savo pozicijos pasitengsiu įvardinti vieną dalyką, galbūt tai bus nuraminimas tų, kurie nežino, kokių tikslų dar būtų galima įsikelti. Man atrodo, kad pagrindinį savo gyvenimo tikslą mes esame pasiekę, tai yra mes esame gimę, mes esame gyvi ir tai yra labai labai didelis pasiekimas. Dabar tik tai brangin tai, ką turim, būnant dėkingi būtent už tai. Kitas dalykas apie turėjimą to tikslo. Aš esu daug kartų sakęs, kad vienas dalykas aš esu gimęs, kitas dalykas aš esu sukūręs šeimą ir man atrodo, mano visi gyvenimo tikslai yra pasiekti. Toliau visi kiti dalykai yra kaip ir detalės. Ir tos detalės turi būti fun, tos detalės turi būti mėgavimasis, o ne kažkoks tai labai didelis nusiteikimas siekti, eiti, daryti per prievartą, per negaliu ir taip toliau. Man atrodo, tai nebūtų sąžininga prieš save, tai nebūtų dora savo, nes, daryti tai, kas kenksminga savo yra iš principo labai ne kažką. Ypač jeigu tai gerai kitiems, o blogai man, kur čia prasmė viso šito dalyko. Turėtų būti darna. Ir tos darnos galime rasti, ir tos darnos galime susidėlioti, susikurti. Ir tam tikrai nereikia daug pastangų įdėti, tam tiesiog reikia karts nuo karto įsiklausyti į save, karts nuo karto pasiklausti savęs, karts nuo karto padiskutuoti su savimi, pasitarti su tuo, protingu žmogumi, kurį matot kiekvieną kartą veidrodyje. Ir tam dalykui aš naudoju tiek asmeniškai, tiek ir grupėje, tiek kuomet su žmonėms susitinku seminaruose. Ir labai dažnai tas klausimas iškyla žmogui, kuris ateina į coachingo sesiją ir kuomet kažkokiam tai etape iškyla, sako, klausimas dabar dėl tų tikslų. Ir ką daryti, jeigu aš jų neturiu? Kai kam tas pats žodis jau depresiją varo. Paranoja kitą kartą gali net varyti. Nevartokim to žodžio. Aš, pavyzdžiui, žodį tikslą aš vartoju gana retai. Man labiau tinkantis prie ausies, prie širdies yra siekis, troškimas, siekiai, svarbus siekiai metuose, svarbiausi siekiai, didžiausi gyvenimo troškimai. Tai yra tie dalykai, kurie galbūt truputėlį kitaip tą dėmesio fokusą pakeičia. Ir tai nėra nieko blogo. Tai kas negali vadinti žodžio coachingas. Mano klientai, kurie nevadina coachingu, sako, tai yra pokalbis. Aš einu į pokalbį su tavim, bet nevadinkim to coachingo sesijom. Viskas tvarkoja, kaip kam tinka, taip mes tą vadinam. Ir tiek su jais, kuomet jie sako, turiu didelius tikslus, bet sunku nepasiekiu ir dar kažką panašaus, klausiu, tai ką šiandien dėl to padarei? Jeigu šiandien dėl to nieko nepadarei, galbūt tikslas nėra prioritetas. Galbūt ne tam prioritetizmo lygyje jisai yra. Jeigu mes nieko nedarom dėl tų dalykų, kurie yra svarbus, jie nėra mums svarbus. Būkim sąžiningi prieš save, ne biedni, bet teisingi, būkim turtingi ir teisingi. Tai nėra svarbus dalykas, dėl to mes nieko nedarom.
Ką daryti, kad rastųsi kažkoksai tai tikslas? Pasidalinsiu vieną metodiką. Tai yra 3 klausimų metodika. Aš ją nuo karto pritaikau ir asmeniškai vienam žmogui, ir didesniai grupiai, komandai žmonių per seminarą. Ir ten randasi labai fainų dalykų, dėl to, kad tai sujungia, apjungia žmonės. Jie mato daug bendrystės vienas su kitu, jie mato daug daugiau darnos, negu kad galėjau anksčiau matyti. Tai kokie tie 3 klausimai? Labai paprasti. Pirmas klausimas yra tai, kad atkreipti dėmesį, tiesiog atsisėsti ramiai, kur nors, jeigu tai daroma individualiai, ramiai su savimi, atsivers naują lapą, popieriaus, naują dienoraščio lapą ir atsakyti į klausimą, ką aš noriu išmokti kaip savo srities profesionalas. Kas tai būtų, ką aš noriu išmokti kaip savo srities profesionalas. Ir surašyti visus dalykus, kurie būtų naudingi man kaip savo srities profesionalui. Gal kažkokios kalbos išmokymas, gal kažkokio tai metodo išmokymas, gal kažkokio tai, nežinau, naujo įgūdžio išmokymas ir tai būtų naudinga mano kasdieniam darbe. Surašyti viską, kiek tik įsivaizduojama, kiek tik norima, kiek tik tai jaučiama, kad tai būtų naudinga. Be jokių vertinimų, galiu, negaliu, sunku, nesunku, dar kažką. Nėra skirtumų, vėliau pasakysiu dėl ko. Antras klausimas. Ką aš kaip žmogus, kaip asmenybė dar norėčiau šiame gyvenime patirti, ką aš norėčiau išbandyti, ką aš norėčiau pajausti. Ir surašau viską, ko aš dar nesudaręs, ką aš norėčiau padaryti, ko nesu aplankęs, ką norėčiau aplankyti, ką nesu patyręs, ką norėčiau patirti, kas tai mane įkvėptų, praturtintų kaip asmenybę. Bet tai neturi būti susijęs su profesinės rytimis, tai neturi būti susijęs su darbu. Ką aš norėčiau padaryti tokio, kaip tiesiog kaip žmogus. Ir trečias klausimas, kuo aš norėčiau dalintis. Ką aš turiu savyje tokio, ko kiti galbūt neturi. Nesvarbu, turi, neturi, bet aš norėčiau tuo dalintis. Galbūt tapti kraujo donoru, galbūt išleisti savo eilių poezijos kažkokią knygą. Tiesiog eilėraščius kažkam publikuoti. Galbūt aš norėčiau dalintis savo informaciją, gyvenimišką patirtimį, įgūdžiais, kuriuos aš turiu. Galbūt aš norėčiau kažkam būti mentorium. Tiesiog dalykai, kas būtų iš manęs kitiems. Ir čia susideda ta darna, tai susideda darna aš ir kiti. Jeigu tai darau vienas, aš pradedu matyti, kiek panašių žmonių yra aplink į mane, kiek aš žinau, kam aš galėčiau būti kažkuo naudingas, kiek aš žinau, kad kažkas irgi tuo domisi, jeigu dar nežinau, aš einu pašnekėtis. Tas labai aiškiai matosi organizacijose, kuomet daug žmonių vienu metu padaro tą patį dalyką ir tuomet pradedu klausinėti vieno žmogaus, ką jisai būna parašęs, klausimą, ko aš norėčiau dar papildomai išmokti. Kaip taisyklė, kolektyve dar miškas rankų, kurie nori tų pačių dalykų. Ir mes matom, kad tas bendrumas, darnystė, jinai tik stiprina ryšį, o geras ryšys, geri santykiai daro mus laimingai žmonėmis. Taip mes turime tikslų, kurie nesusiję vien tik tai su mumis, taip mes turime tikslų, siekių, troškimų, kurie yra susiję ir su kitais, ir taip mes turim daugiau darnos mūsų gyvenime. Tad išbandykit, pasižiūrėkit, kiek jums tai bus naudinga ir tuomet manau, kad neturėsim nė karto klausimo, koks mano tikslas, koks mano troškimas, koks mano siekis. To aš ir linkiu jums. Sėkmės, čia buvo Paulas Petrauskas, 5 minučių reikalai. Dėkui, kad sekate, o jeigu užsiprenumeruojat šį kanalą ir pasidedat varpelį, tuomet bent kartą per savaitę randat naudingos informacijos. Tikiuosi taip ir yra. Ačiū dar kartelį ir sakau, iki malonaus.